Gerą vakarą visiems. Sveiki, susirinkę į berods trečiadieninį streamą. Ir taip, vėluoju, kaltas, teisingai pastebėjot. Sveiki, 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 sveiki. Tai jo, šiandien, nežinau, pagalvojau, kokią čia temą būtų galima pasimti, nemažai jau pažiūrėjom tų temų atskirai. Tai kažkodėl pagalvojau, kodėl nepasižiūrėti į judėjimo uždavinukus. Taip, kur draudė tiksliau kolegė, dabar šiuo metu, jinai kaip ir negalėtų streamint, jos čia nėra, tai tiesiog nėra čia. Jeigu būtų, tai tikrai pakvieščiau, kad galėtų padėti man paspręsti uždavinukus. Taip, bijau matematikos egzamino, jau gan greit, ir ne, jau ten tiek kelios savaitės, kada ten birželio 14 bijau sumeluoti tiksliai, ar ne, bet atrodo, kad taip. Tai, siūlyčiau labai per daug nebijoti, tai galimai yra ir svarbesnių dalykų gyvenime negu matematikos egzaminas, tai nieko baisaus. Gerai, nežinau, tai galim bandyti pradėti. Aš turbūt šiandien pats asmeniškai gal nesu geriausios savo formos, bet pasistengsiu, kaip įmanoma geriau, nežinau, pakomentuoti kažką, paaiškinti, jeigu turėtumėt klausimų, atsakymų, pasiūlymų kažkokių kaip spręsti, irgi galit pasidalinti. Ir bandžiau daugiau mažiau tuos uždavinukus rikiuoti pagal sunkumą. Nežinau, kiek man pavyko, tai pradėkim tada nuo pirmo. Ir sąlyga tokia, lėktuvas skrenda pučiant pastovaus greičio vėjui ir naudodamas tiek pat galios, pavėjui jis gali skristi 650 km/h greičiu, o prieš vėją gali skristi 600 km/h greičiu. Ir klausimas, koks yra vėjo greitis. Va. Iš karto žmonės jau turi atsakymą, o kaip taip gavosi? Ar tiesiog, nežinau, logiškai čia pasižiūrėti, ar turi būti 25? Kažkokį sprendimą gal surašykim. ar tiesiog? Šiaip, negaliu sakyti, kad neteisingai. Tiesiog, jo. Jeigu norėtumėm kažkokio sprendimo, ar ne, kad galėtumėm visiems parodyti, kad tikrai 25, tai galėtumėm susitart kažkaip taip, ar ne, yra lėktuvo savasis greitis, jeigu nėra jokio vėjo, lėktuvas turi savąjį greitį, ar ne, aš taip pat pažymėsiu, tai, gal aš nerašinėsiu per daug čia, čia pasakysiu žodžiu, čia yra lėktuvo savasis greitis, dėl to S apačioj, ir tada dar įsiveskim greitį V, kieno ten. Vėjo, ar ne? Tai pažymėsiu šitaip gal. Tai nėra patys geriausi pažymėjimai, bet lėktuvo savasis greitis ir vėjo greitis. Tai jeigu lėktuvas skrenda pavėjui, tai jisai skrenda savuoju greičiu ir dar jam padeda vėjas, ko gero, ar ne? Tai bendras būtų greitis tada tas 650 km/h, o kai skrenda prieš vėją, tai lėktuvas turi savąjį greitį ir tada jam vėjas trukdo, ar ne? Jisai tada skrenda lėčiau. Ir, tai atsispindi matematiškai taip, mes turėtume atimti tą vėjo greitį ir rezultate būtų 600. Tai gaunasi tokia kaip ir sistemėlė. Ir kadangi reikia apskaičiuoti vėjo greitį, tai turbūt lengviausia yra čia, bent jau aš siūlyčiau atimti vieną lygtį iš kitos ir lygtis yra ponų išmislas. Gali būti, šiaip nežinau kilmės tikslios, kaip ten su tom lygtim buvo, man atrodo kažkada lygtis rašydavo vos ne, man atrodo, kaip, poezija ar kažką tokio, tenai gražiai žodžiais ir panašiai, ten po to tik tai atsirado patogus visokie simboliai ir kažkas panašaus, ką mes rašom dabar. Jo, gerai, tai turim atimti ir jeigu atimsim vieną iš kitos, tai šitie, tada jie išsiprastina ir tada gaunasi 2 vėjo greičiai, ar ne, nes šitas minus šitas. Ir tai yra žinoma 50, atimam ir dešiniai pusiai. Ir jeigu padalinsim iš 2, tai vėjo greitis yra 25 km/h, be jokios abejonės. Atsakymas A. Labai gerą klausimą iškėlė komentaruose, o tai visa energija iš vėjo persiduoda lėktuvui, ar nėra prarandama? Jeigu būtų kažkas prarandama, ko gero, aš manau, būtų tas kažkaip užakcentuojama. Čia, kai gaunam tokią sąlygą, tikriausiai reikėtų taip suprast, kad, nėra prarandama ir į detalės per daug čia nereikėtų, ko gero,
atsižvelgti, aš taip įsivaizduoju. Va, bet šiaip gerus klausimus keliat, aš sutinku, kad galėtų būti įvairių situacijų, tik tai, na, čia mes modeliuojam kažką taip primityviai, tai dėl to tokios ir primityvios lygtys. Na va, okei, šiaip, na, fizika nėra mano stiprioji pusė, tikrai, tai per daug nepakomentuosiu to, bet, na, tai yra, ką aš užrašiau, tai yra tai, ko gero tikisi iš mūsų matematikos egzamino vertintojai, tai maždaug taip. Na, jeigu ką aš niekada nesu vertinęs matematikos egzamino, tai bet pagal vertinimo instrukcijas ir panašiai galiu maždaug numanyti. Gerai, bandom žiūrėti toliau. Taip, gyvenimas pilnas detalių, visada reikia atsižvelgti į detalės. Man patinka tas paveikslėlis po komentarų jūs. Visada reikia atsižvelgti. Čia visi šitą matematiką yra tobulose aplinkybėse, dėja gyvenime taip nėra, dėl to matematika neveikia gyvenime mano akim. Na, matot, jeigu čia būtų kažkokia situacija, kur mums reikėtų labai atsižvelgti viską ir panašiai, nu, tai būtų galima bandyti tą daryti, būtų galima įsivesti visokių daugiau kintamųjų ir panašiai, ir tada, na, dalykai veiktų tiek, kiek mes norėtumėm, kad jie veiktų. Ar ne? Čia yra paprastas uždavinys iš egzamino, tai dėl to taip paprastai ir sprendžiam, bet, na, jeigu užsimtumėm kažkokiu matematiniu modeliavimu, nu, tai tenai galima prisigalvoti labai daug dalykų. Va. Va, ir turim diskusiją komentaruose, matematika labai veikia gyvenime, sako Eufrazerijus, man atrodo, atsiprašau, jeigu blogai kažką pasakiau. Gerai, tai pabandykim pažiūrėti kol kas antrą. Pirmojo automobilio greitis 90 km/h, o antrojo 20 m/s. Ir kurio automobilio greitis didesnis ir kiek kartų. Na, tai šitą uždavimą kai kėliau vien dėl to, kad pasitreniruotumėm, kaip keisti matavimo vienetus, šiuo atveju greitį. Ne vienas greitis yra pateiktas km/h, kitas m/s. Tai tam, kad palygintumėm, gal būtų gerai susivienodint matavimo vienetus. Ne, tai bent jau aš ką daryčiau, tai pasimčiau turbūt tuos 90 km/h, ne, km/h. Ir prisiminkim, kaip juos paversti m/s. Ar ne, tai, na, kaip aš bent jau tą bandyčiau aiškinti, tai 90 km/h, na, tai yra 90 km padalinta iš 1 valandos. Ir ne, nu, aš taip suprantu va, šitą užrašą. Ir tuomet šitą dalyką mes galim pasikeisti metrais, ar ne, o šitą galim pasikeisti sekundėm. Ir tai bus metrais per sekundę tada greitis. Ar ne, tai čia būtų 90 kart 1000, ar ne, tada jau čia būtų metrai viršuje. O 1 valanda, na, kiek jinai turi sekundžių, na, 60 minučių, kiekviena turi po 60 sekundžių, tai panašu būtų taip, ar ne, va 60 kart 60. Na va, ir tada, na, reikėtų čia paskaičiuoti, galima paprastinti, porą nulių nusibraukti. Tai kiek čia 900 iš 36, kiek čia yra, ar tai nebūtų tik tai 25. Na, nu tai gaunasi 25 metrai, čia 1 sekundė, kas yra 25 metrai per sekundę. Tai koks tada šito uždavinio atsakymas, kaip jums atrodo? Numečiau savo rašiklį kaip mikrofoną maždaug. Čia reikia nelaužyti technikos. E variantas. Ok, nu tikriausiai taip, ar ne? Čia sako, pirmojo automobilio greitis tiek karto didesnis už antrojo. Na tai kadangi antrojo yra 20, jeigu mes jį padaugintumėm iš 5/4, na iš tikrųjų ir būtų 25. Tai atsakymas yra teisingas. Jo, puikiai. Gerai, pasitreniravom matavimo vienetus, kaip paversti. Ir toliau toksai. Šauniai. Ok, judam tolin. Turiu berods 10 uždavinių šiandien, nežinau, žiūrėsim kaip seksis, kol kas 3 berods. Taip, ir dar nepaminėjau, visi šitie uždaviniai yra paimti iš vienokių ar kitokių metų matematikos egzaminų. Na, turiu omeny jau 12 klasės, tik tai dauguma turbūt yra iš gerokai senesnių metų, tai
Jo, bet, na, nežinau. Nematau, kodėl kažko panašaus negalėtų būti ir šiemet. Tai 2 dviratininkai važiuoja vienas priešais kitą pastoviais 10 km/h ir 20 km/h greičiais. Tam tikrų laiko momentų atstumas tarp jų buvo 50 km ir koks atstumas bus tarp jų likus 1 minutė iki susitikimo. Va, tokia sąlyga. Ir turim 5 variantus. Kaip jums atrodo, nežinau, gal pažiūrėjus į šitą irgi matosi iš karto atsakymas, kaip ten pirmam buvo. Na, vat žmonės pažiūrėjo į sąlygą, iš karto sako. 25. Na, va čia ir baigėsi mano matematika. Nu, nepasiduokit, taip anksti dar tik tai 3 uždavinukas, tai dar bus reikalų. Ačiū labai už follow. Nematau, kas pafollowino, bet labai dėkui, girdžiu garsą, tai dėkoju. Ką čia daryti su šito? Du dviratininkai važiuoja vienas priešais kitą. Nu, kokia yra situacija? Tokiuose uždavinukose gerai yra maždaug, nusipieš kažką, pasižiūrėti. Tai, tarkim, čia yra dviratininkas numeris 1, šitam taške yra dviratininkas numeris 2. Ir jie turi savo pastovius greičius, ar ne? Pirmasis dviratininkas gali važiuoti 10 km/h, pastoviu greičiu, visą laiką vienodai. Nu, tai čia irgi situacija galima klausti, tai kaip jie čia visą laiką vienodai važiuoja tokiais pačiais greičiais. Nu, gyvenime kitaip dažniausiai būna, ar ne, kad sulėtinam, kartais pagreitinam ir panašiai. Taip, ir V2 tada 20 km/h. Ir pasakyta, kad tam tikrų laiko momentų atstumas tarp jų buvo 50 km. Nu, tai kas buvo prieš tai, iš tikrųjų nelabai įdomu. Tai vat ir galima nagrinėti, kad ta situacija yra būtent tokia, kur vat štai čia yra 50 km atstumas tarp jų. Ir klausimas yra toks įdomesnis, sako, koks atstumas bus tarp jų likus 1 minutė iki susitikimo. Va. Nu kaip, ar būtų kokių pasiūlymų, ką čia galim daryti? Visada galima spėti. 1/5 atspėti. Jo, tikimybė, praleidau žodį tikimybė. Nu gerai, ok. Tai jeigu turim 50 km, ar ne, mes galim paskaičiuoti realiai, per kokį laiką tie dviratininkai susitiks, ne, galima tą padaryti. Ir Stickmanfire 25 spėja, kad D. Nu, pažiūrėsim. O kodėl D būtent? Be šansų D, sako, pailsėk 1, 2, 3. Man reikėtų jūsų nickname atkreipdėmėsi labiau. Ok, taip, tai gerai, 50 km, ar ne, tai po kiek laiko tie dviratininkai susitiks? Nu, tai jie nuvažiuos ką, tuos 50 km, kaip jie juos nuvažiuos, tai pirmasis dviratininkas važiuos savo greičiu 10 km/h, na ir jis važiuos kažkokį laiką T, kurio mes nežinom, iki susitikimo. Ir iš kitos pusės antrasis dviratininkas nuvažiuos savo kelią, jis važiuos 20 km/h greičiu ir važiuos tą patį laiką, ar ne, iki susitikimo. Tai galima tokią natūralią lygybę pasidaryti. Sudėk, kiek nuvažiuoja abu per 1 minutę. Toksai pasiūlymas. Koks atstumas? Šiaip galima bandyti, ko gero. Nežinau, aš taip per tą pusę negalvau, pabandykit, pažiūrėkit, koks atsakymas išeis. 1,5 yra dar variantas, ar kažkaip taip. Man reikėtų matricų, ponas. O ko jums būtent su to matricom reikėtų? Matricos, nu kas tenai, skaičiukai, lentelės, nieko baisos.
Gerai, tai kas čia yra, žodžiu, 50 lygu 30t. Tai kas yra tas t? Nu, galim pasidalinti abi pusės iš 30. Na, žinau, kad yra tokios psichologinės priežastys, dėl kurių norisi kartais taip persirašyti, bet vis tiek galiausiai reikia iš 30 padalinti ir turim, kad t yra 53, kas yra 5/3, na, arba 1 sveikas 2/3 valandos. Na, aš tą h raidę pažymėsiu. Matricų nuo pradžių iki galo. Žinokit, aš nežinau, kur yra matricų pabaiga. Nežinau, kur yra galas, tai dėl to turbūt nelabai kuo galiu padėti. Pradžiai įsivaizduoju, pabaigos nelabai. Vat yra patarimas komentaruose, sako, gausiu metodą išmoksti ir easy tos matricos tada. Taip, sudėjus 0,5 gaunas. Ir man atrodo, žinokit, ir labai teisingai. Ir labai įdomus sprendimas. Jūsų atsakėt, reikia sudėti, kiek nuvažiuoja per 1 minutę ir gauna teisingą atsakymą. Tai mano sprendimas čia turbūt ilgesnis ir sunkesnis. Va, nu, okei. Tai aš parašysiu taip, kaip pradėjau tada. Ir, na, čia yra laikas iki susitikimo, ar ne? Tai kiek čia yra? 1 valanda ir 2/3 dar valandos. Na, tai kas tai yra? 60 minučių ir dar 40, tai 100 minučių. Ne, 100 minučių. Tai mums reikėtų nagrinėti situaciją, kai buvo likę 1 minutė iki susitikimo, na, kitaip sakant, t-1, kas yra 100 - 1, tai 99 minutė, kiek buvo nuvažiuota, va toksai klausimas tada yra. Taip, nespėjau net komentarų, čia retai taip Twitch būna. Mama sakė, kad 5 + 4 yra 9, ar tai gali būti tiesa? Gali būti tiesa. Šiek tiek off topic, ar dažnai vyresni 30 metų žmonės kreipiasi pagalbos pasiruošti, persilaikyti, išsilaikyti. Matematikos brandos egzaminą. Ačiū už follow. Ar dažnai kreipiasi? Nežinau, įvairiai būna visko. Nežinau, ką reiškia dažnai kreipiasi galbūt, bet, na, pasitaiko. Tik tai, na, aš, na, niekada nerašau, neperlaikinėjau, kaip jūs ten rašote, neišlaikau, nelaikau egzaminų už kitus žmonės. Aš daugiausia, ką galiu padaryti, tai padėti pasiruošti. Čia daugiausiai, ką aš galiu padaryti tikriausiai. Ir tai ne visada turbūt. Ačiū labai už follow, net irgi nespėjau dėkoti. Gerai. Taip, tai 99 minutės ir, nu, reikia mums pasiskaičiuoti tada, kiek bus nuvažiuota per tiek, ar ne? Tai 99 minutės tai yra tokia dalis valandos, ar ne? Čia galima dar iš 3 padalinti, tai būtų 33 iš 20. Na, sorry, čia reikėjo rašyti minutės, o ne minutės, nusišneku, čia valanda. Čia valanda, na, tokia valandos dalis. Va, labiau gal čia nesuprastinsiu. Na, tai pažiūrėkim tada, kokį kelią jie bus nuvažiavę, ar ne? Tai per 99 minutės pirmasis dviratininkas važiuos savo greičiu ir jisai važiuos tiek laiko. Ačiū labai dar už follow. Antrasis dviratininkas važiuos savo greičiu irgi tą patį laiką. Ir kiek gaunasi? Na, dėk už follow. Jo, aš gali būti, kad sudėtingų čia kelių nuėjau, bet, na, niekada nesakiau, kad mano sprendimai yra kažkiek efektyviausi ir negalima geriau padaryti. Visada sakau, kad galima turbūt lengviau išspręsti uždavinius. Bet, na, rašau taip, kaip man atrodo, ir komentaruose tikrai buvo pasakyta labai gerų sprendimų, kaip galima išspręsti. Tai, na, aš čia gavau 49,5 km. Na, tai labai aš čia taip pažingsniui gavau, kiek ten laiko jie važiavo, atimiau minutę, tada per 99 minutės jie tiek nuvažiavo. Tai atstumas tarp jų, na, reiktų iš 50 atimti šitą ir 0,5 km. Ačiū visiems už kantrybę, atsakymas D. Štai. Ir net neapibraučiau normaliai. Va. Nu va, ir tikrai buvo spėjimas pradžioje, sakė D, tai taip ir yra. Atsakymas D. Ačiū labai už follow. Ačiū labai už follow. Gerai, nežinau. Tai jeigu sutinkat su šito uždavinuku, galime dėti toliau. Nors nežinau, ką čia nesutikt. Na, su uždaviniu galima sutikti, su sprendimu galima nesutikti galbūt.
Bet nežinau, judam gal toliau. Ir turim tokį uždavinį. Išvykęs į kelionę automobiliu, Andrius 3 valandas važiavo 70 km/h greičiu, o kitas 2 valandas 90 km/h greičiu. Ir klausiu, koks jo vidutinis greitis. Tai šitą uždavinį kėliau vien dėl to savokos vidutinis greitis, nes, kas yra vidutinis greitis? Tai yra visas mūsų nuvažiuotas kelias padalinta iš viso laiko, kiek mes jį važiavom. Tai vidutinis greitis bendruoju atveju nėra dviejų skirtingų greičių vidurkis, reikėtų taip neskaičiuoti. Tai kaip su šituo, ir matau atsakymas B yra pasiūlymuose ir turbūt negaliu nesutikti. Tai, nes visas kelias yra kas? Tai Andrius 3 valandas važiavo tokiu greičiu, vadinasi, jisai nuvažiavo 3 × 70, tai čia 210 km ir dar 2 valandas važiavo 90 km/h greičiu, tai dar tiek nuvažiavo ir jisai važiavo iš viso 3 + 2 valandos, ar net iš viso 5. Ir belieka šitą paskaičiuoti, tai čia 210 + 180, berods 390 iš 5. Ir jeigu dalinčiau už 10 būtų 39, bet tada reiktų dar iš 2 padauginti, tai 78 km/h. Jo, visiškai teisingai. Ir čia buvo uždavinukas apie vidutinį greitį. Ačiū labai visiems. Tai va, ar paleidau dar kokių komentarų? Nežinau, jeigu praleidau, bandom žiūrėti toliau. Ir toliau, numeris 8. Automobilis iš miesto A į miestą B nuvažiavo 30 km/h vidutiniu greičiu, po to apsisuko ir grįžo atgal. Apskaičiuokit, koks vidutinis grįžimo greitis, jei visos kelionės vidutinis važiavimo greitis yra 35 km/h. Tai čia vis dar yra ta tema vidutinis greitis. Ir čia yra šiek tiek pasunkintas uždavinukas lyginant su prieš tai buvusiu. Tai nežinau, ar turėtumėt pasiūlymų, gal kažkas jau pažiūrėję sąlygą iškart mato, čia yra atsakymą, koks turėtų būti. Per mažai taškų neverta spręsti. Šiaip, aš irgi iš tokių uždavinukų norėčiau daugiau taškų, bet čia, kaip minėjau, turbūt iš senesnių metų tas uždavinukas, senesnių metų egzaminų, tai kaip ten buvo taškai paskirstyti, tai sunku pasakyti dabar. 30 + x iš 2 lygu 35. Ok, pabandykit gauti, koks ten yra pas jūs x ir palyginsim po to atsakymus, pažiūrėsim, ar sutampa. Kokie 32 iš galvos paėmus? Ok, galbūt, galimai. 40 dar siūlo. Stickman Fire 25 sutinka su 40. Ok, taip, tai gerai, nuomonės yra neblogai. Tai, nežinau, pabandykim išspręsti kažkaip. Tai, kaip minėjau jau čia visai neseniai, tai vidutinis greitis yra visas kelias nuvažiuotas iš viso laiko. Tai kokia čia yra situacija? Čia yra vėl miestas A ir miestas B, ar ne? Ir galima kelt klausimą, kas čia per pavadinimai, bet tegul, miestas A ir miestas B. Ir automobilis, jisai nuvažiavo iš miesto A į miestą B 30 km/h vidutiniu greičiu ir po to grįžo atgal į tą miestą A, neaišku kokiu greičiu, tai mums tą greitį reikės pasakyti. Galbūt ir 100 km/h pažiūrės. Va, žodžiu, pirmyn atgal suvažinėjo automobilis. Ir ką tai reiškia? Tai jeigu aš, tarkim, visą šitą kelią, nežinau, pažymėčiau, atstumas tarp miesto A ir miesto B S raide. Ok, matau dar klausimų, net nežinau, čia pupas ar VBE, čia senesnių metų daugiausia VBE. Jo. Čia labiau 12 klasės turbūt dalykai, bet, nežinau.
Čia labiau orientuota į pasiruošimą brandos egzaminų šitie uždaviniai. Bet sakau, aš realiai pasikarpiau iš įvairių metų, tai jo. Čia nežinau, ką daugiau pridurti. Žodžiu, dėl to kelio, ar ne? Tai čia yra S, tai visas nuvažiuotas kelias būtų koksai. Tai pirmyn ir atgal, tai 2S, ar ne? Visas nuvažiuotas kelias yra 2S. Tada laikas. Kaip yra su laiku? Tai mes žinom, kad vidutinis greitis į priekį buvo 30 km/h, ar ne? Tai ką tai reiškia mums, jeigu vidutinis greitis toksai buvo? Tai reiškia, kad S, ar S, gerai, kas yra, jo, mes galim pasakyti, per kokį laiką tada čia buvo važiuojama, tai laikas būtų tada turbūt kelias padalintas iš nusišneku. Čia S turėtų būti padalinta iš greičio vidutinio. Ar ne, čia būtų laikas į priekį ir tai dar nėra vienintelis laikas, nes visas kelias yra 2S, ar ne, tai dar reikia grįžti atgal. Tai čia laikas iš A į B ir dabar iš B į A reikia, ar ne. Tai kelias yra absoliučiai toks pat. O grįžimo vidutinis greitis mes jo ir nežinom, ar ne? Aš jį pažymėsiu kažkaip V raide. Tai mes jo ir neturim, tai dėl to čia reiktų turbūt S dalinti iš V. Turiu omeny čia vidutinis greitis, jo. Ok. Gavau greitį -10. Galima interpretuoti, kad gal atgal važiuoja 10 km/h. Gali būti ir taip. Hydrate. Tvarkoj. Jo, tai atrodo pakankamai baisi išraiška ir šita išraiška, jinai yra lygi, čia yra visos kelionės vidutinis greitis, ar ne, nes aš visą kelią dalinu iš viso laiko, tai yra 35. Sąlygui duot. Ir turim tokią kaip ir lygtį, kur yra 2 nežinomieji, bet S išsiprastins tenai iš tikrųjų. Pastebėkim, kad S išsiprastins. Jeigu abi lygybės pusės, pavyzdžiui, pasidaudinam iš šito dalyko, aš nespręsiu labai atsargiai šitų uždavinukų, bet, ko gero, aš neprarasiu jokių sprendinių. Tai būtų 2S lygu 35 ir čia lieka tada S iš 30 plus S padalinta iš V. Padariau klaidą kažkur, kurioje vietoj? Kodėl viršui 25 šiek tiek praleidau? O kur 25? Pas mane čia buvo 30, buvo 35. Kodėl taip sunkiai sprendžiat? Aš nežinau, kaip lengviau. Kaip lengviau. Taip skaičiuojamas vidutinis greitis. Čia nėra pastovus greitis, kaip dažniausiai būna, čia yra vidutinis greitis. 2S, o ne 25. Čia nice. Tai čia pas mane S raidė, žinokit. Čia mano S raidė tokia. Aš taip, rašau tą S kaip 5 galimai, ar ne? Bet čia mano S raidė. Jo. Nežinau, kaip jūs S raidę rašot? Šitaip. Aš nežinau, aš taip labai seniai neberašau S raidės, pas mane tokia yra S raidė. Tai, susitarkim, kad čia 2S tada yra gerai. Ok, taip, tai ką čia galima padaryti? Galima S išsikelt prie skliaustų šiandien. Ir turėsim taip, čia yra 2S lygu, realiai galiu S kelt prie skliaustus ir iš 35 galiu daugiant. Ar ne, čia bus tada šitai plus tram 5 iš V. Va, ir tada geriausia vieta šitam uždavinį yra tai, kad nieks absoliučiai nepriklauso nuo TS. Ir jo, kažkas apgynė mano S raidę. Ačiū labai. Viskas gerai su jūsų S raide. Ok. Vėl man sako hydrate, tai pasibaigs mano gėrimas, jeigu aš tokiais kiekiais gurkšnosiu. Taip. Gerai, tai kas čia gausi? Ačiū labai dar už follow. Ačiū labai už follow. Tai čia yra 2.
lygu 35/30. Dabar būtų gerai nesuklyst. Galimai tai yra 7/6. Ačiū dar už follow. Dėkoju. Taip, ir tada, kas yra 35 iš V yra lygu 2 minus 7/6. Ačiū dar už follow. Stretch. Tai kad aš tiesiai sėdžiu, gal, nežinau. Ok, stretch. Normaliai, ačiū. Taip, tai 2 sveiki minus 7/6 yra 12/6 minus 7/6, kas yra turbūt 5/6, ar ne? Tai tram 5 iš V lygu 5/6. Vadinasi, ačiū dar už follow, 5 kart V yra 35 kart 6. Ir kadangi neturiu skaičiutuvo, tai čia nedauginsiu šito, bet padalinsiu iš 5 ir gausiu, kad V yra 35 iš 5. Ačiū dar už follow, kas yra 7 kart 6. Galite tiesiog savai paskaičiuoti, jeigu norit, bet tai yra bet kokiu atveju 42. Ir tai yra kilometrai per valandą. Kažkas berods spėjo 40, tai buvot netoli. Kažkas spėjo 100 km per valandą, buvo truputį toliau. Va. Nepataikiau su 32 gaila. Antrą skaitmenį pataikėt, kas jau nėra blogai. Va. Ok, tai toks uždavinukas, turbūt tokie dalykai. Galbūt žinot, ar tiesa, jog į egzaminą galima neštis tik vieną skaičiutuvą, esu pripratus prie savo senojo, tačiau naujesnis pats skaičiuoja integralus. Žinokit, manęs neseniai iš to klausimo paklausė, labai, man atrodo, lygiai tokio paties klausimo ir aš atsakiau žmogų, kad nežinau. Tai turbūt atsakysiu tą patį, nes vis dar nežinau. Jeigu kažkas žinot, galit parašyti komentaruose, bet būtų gerai susirast turbūt tuose, kur yra pateikta informacija, tuose failuose, dokumentuose, ar galima ar ne būtent. Ok, tvarkoj. Taip, tai čia patarimų visokių turim komentaruose. Gerai, judam toliau ir toliau, toks atsikvėpimo uždavinukas. Tai neatsimenu numerio, gal čia 5, 6 jau kažkas tokio. Tai galim užmest akį ir pabandyti čia išspręsti. Numeris 13. Tarkime, kad traukinio pradinis greitis yra V0, o pradinis nuvažiuotas kelias S0, jeigu traukinys toliau važiuoja tolygiai greitėdamas, tai per laiką T nuvažiuota visą kelią S galima apskaičiuoti pagal tolygiai greitėjančio judėjimo formulę. Jo, ok, aš žinokit irgi pamečiau, kas ten vyksta komentaruose, tai ok. Tvarkoj, išsiaiškinsit kažkaip turbūt dėl to skaičiuotuvo gal ar kažką. Kelintą kartą jau darot visus šitos uždavinius, būtent šitą pirmą kartą sprendžiu ir turbūt šiandien, iš šiandien esu keletą sprendęs anksčiau, bet didžioji dalis turbūt yra tokia, kur nesu sprendęs. Aš prieš streamą juos susidėjau, tai užmečiau akį, kas čia yra, bet šiaip neteko. Gerai, taip, tai numeris 1, užrašykite judėjimo formulę S nuo T, kai V0 yra duotas, S0 duotas ir A yra duotas. Tai A yra pagreitis, čia sakau, toks atsikvėpimo uždavinys, bet aš jį daugiau kėliau dėl antros dalies, tai tuoj prieisim. Tai čia tada A yra 120 iš 2, T kvadratu, taip tada V0 yra 60, tai 60T. Ir man trūksta vietos, čia būtų plus 20. Ir realiai čia kaip ir viskas, tik tai galima dar šitą suprastinti, tai tą galutinį galima parašyti, nežinau, čia kažkur parašysiu. S nuo T yra 60T kvadratu plus 60T ir plus 20. Va. Ir numeris 2, naudodamiesi gautąją formulę, raskit formulę traukinio greičiui kilometrais per valandą apskaičiuoti. Va,
Kaip daryti šitą antrą, ar žinotumėt? Kaip gauti V nuo T? Nu, kažkas tikiu tikrai žinot, tai jeigu žinot, galit pasidalinti, kaip jums atrodo. Jeigu mes turim nueito kelio priklausomybę nuo laiko, tai reiškia, kad mes vietoj T pasiimam kažkokį laiką, čia jis yra valandom tikriausiai jo, įsistatom ir gaunam, kokį kelią paėjo kūnas, ar ne, nuo pradinio laiko. Išvestinė, yes, visiškai teisingai, tai pasirodo, kad nueito kelio funkcijos išvestinė pagal laiką yra greičio funkcija. Tai va, tai reikia skaičiuoti tos funkcijos S išvestinė nuo T. Ir jo, kodėl taip yra, tai čia yra fizikinė išvestinės prasmė, berods taip vadinasi, ir tas realiai ateina iš apibrėžimo. Tai, gerai, tai pažiūrėkim, tai kaip čia išvestinė pagal T, tai būtų berods, dvejetą šokių į priekį, tai 120 T ir plus 60. Tai viskas čia su tuo greičiu. Jo, ir komentaruose matau 120 T plus 60. Ir tada trečias reikia apskaičiuoti, kokiu greičiu, kilometrais per valandą, traukinys važiuos po 10 minučių. Ir kaip šitą įspręsti? Dėkui, I take pictures of buildings. Ok. Tvarkoj, tai su trečiu, kokiu greičiu, tai mes jau turim greičio funkciją, ar ne, tai reikia tiesiog ką padaryti. Šiaip, jeigu įsistatytumėm vietoj T10, tai čia būtų nedovanotina klaida, nereikėtų taip daryti. Ir kodėl tai būtų klaida, nes tai yra laikas minutėmis. Ir klausimas, ar vėjo nereikia paisyti. Čia labai geras klausimas ir atsakymas būtų ne, turbūt. Jo. Arba gal vėjas yra jau įtrauktas į tas formulės, ar ne, gal vėjas kažkaip jisai čia jau tose formulėse įskaičiuotas. O gal ir ne. Galimai ne. Tvarkoj, tai ką čia padaryti, reiktų tas 10 minučių pirmiausia pasiverst valandomis, tai yra, kas čia yra 1/6 valandos, ar ne 10 padalinta iš 60 valandos, tai mums reikia paskaičiuoti V nuo 1/6, kas būtų 120 kart 1/6 plus 60 ir kiek tai yra, čia berods 20 plus 80 kilometrų per valandą tokiu greičiu. Please stop trolling, žmonės bando mokytis. Čia man šitas, nes aš reaguoju klausimų, žmonės paklausia, ar vėjo pasipriešinimas svarbus, ar ne. Nežinau, gal reikia susikaupti, nežinau, gal aš čia. Gal jau per daug komentuoju dalykus, o gal ir ne, nežinau. Ką žinau, man visai smagiai sprendžias. Tai, numeris 4, apskaičiuokit, po kelių minučių traukinio greitis bus didesnis už 90 km per valandą. Jo. Labai įdomus žodis tas paskutinis. Aš galvoju, ar žinau daugiau žodžių, kur eitų ZB iš eilės. Okay. Tvarkoj. Tai gerai, reikia ką čia padaryti, reikia pasakyti, po kelių minučių traukinio greitis bus daugiau už 90 km/h, tai pasimkim tą greičio funkciją 120 T plus 60 ir pažiūrėkim, kada šitas dalykas bus daugiau už 90. Gal kada on stream sprendė stereometrinius uždavinius, nes ten tai tragedija. Neprisimenu iš tikrųjų, gal tikrai geometrijos kažką dariau, bet gal ten daugiau buvo plokštumos dalykai, tai gali būti, kad ir ne. Nežinau, gal kitą trečiadienį, pagalvosiu. Tvarkoj, tai 120 T yra daugiau už 30. Ir jeigu padalinsim iš 120, tai T yra daugiau už 30 120, kas yra 1/4 valandos, kas savo ruoštų yra
15 minučių. Ačiū labai už follow. Tai klausimas buvo, po kelių minučių traukinio greitis bus didesnis už 90, tai po 15 tikriausiai. Ačiū dar labai už follow. Atsakymas, nežinau, po 15 minučių. Va. Tai toks uždavinukas, keli punktai, nieko labai baisaus. Svarbiausias momentas buvo, sakyčiau, šitoje vietoje. Nes jeigu šito nežinotumėm, tai tada turbūt nuplauktų ir 3 ir 4 dalys. Va. Gerai, tai tvarkoj, tada įveiktas uždavinys ir judam prie baisesnių. O, wow, pasubscribino. Nežinau, kaip ištarti nickname, bet ačiū labai. Dėkojam Jums visos Matematikos akademijos vardu. Ir dėkui už follow iš karto. Jo, aš galėčiau įsijungti streamą ir tiesiog dėkoti visiems už follow ir toks visas kontentas būtų. Galėtų už tas formulės į lapą įdėti iškart plus 10% išlaikytų egzų. Nežinau, ar taip tiksliai galėčiau sakyti, kad būtų grinai 10%, bet papildomos formulės nepakenktų, galimai. Gerai, tai, nežinau, tiek šitas sunkesnis uždavinukas, bet jisai toks įdomesnis. Priekinio dviračio rato apskritimo ilgis yra 120 cm, galinio rato 122 ir kokį atstumą metrais nuvažiavus dviračiu, jo priekinis ratas apsisuks vienu apsisukimu daugiau negu galinis. Šiaip labai sunkiai sąlyga skaičiau, bet... klausimas maždaug taip. Yra dviratis, vienas ratas mažesnis negu kitas ir reikia pasakyti, kiek dviratis turės nuvažiuoti, kad priekinis ratas apsisuktų vienu kartu daugiau negu galinis. Ar fizika bus čia kažkada po matematikos, žinokit, bijau, kad nelabai. Aš asmeniškai sprendžiu dalykus su matematika tik tai, su fizika nelabai. Bet, nežinau, su matematika galiu kažką padėti. Gal yra kokių fizikos streamų, nežinau. Gal kažkas streamina fizikos dalykus. Tvarkoj. Tai ką čia daryti? Žodžiu, galima nusipiešti paveikslėlį. Tai aš nemoku piešti iš anksto, atsiprašysiu, bet, maždaug yra ratas. Čia ratas. Ir yra, nežinau, čia galinis, tarkim, ir tada yra priekinis. Tai, turėjo būti vienas mažesnis už kitą, tarkim, čia dviračio ratai ir aš galiu juos sujungti kažkaip tai, kažkas maždaug, situacija. Taip. Tai matematiką gal ir išlaikysim, su fizika tai nežinau kaip gausis. Linkiu kuo didžiausios sėkmės fizika. Kadaise pats irgi laikiau egzaminą fizikos. Turim dar patarimą komentaruose. Fizikos egzamine visada C žymėk, turėtų pavykti. Aš nepatvirtinsiu iš tos informacijos, bet žmonės tokius patarimus dalyja. Tai va, gerai, žodžiu, turim dviratį, nežinau, čia, tarkim, yra dviratis. Ir, žodžiu, kai važiuoji dviračių ratai sukasi, ne? Tikriausiai taip yra. Ir kadangi šitas ratas yra mažesnis, šitas ratas, tai jisai apsisuks daugiau kartų turbūt negu kad šitas, ar ne, per tą patį nuvažiuotą atstumą. Bet kai tik pradedi važiuoti, jie abu ir pradeda suktis realiai, ar ne, abu ratai. Tai kažkokią lygtį norėtųsi pasirašyti galbūt iš tos visos informacijos, tai, pasižymėkim šitą dalyką, atstumą metrais, nuvažiavus dviračiu, tai aš šitą dalyką X pasižymėsiu ir tada ieškosiu X. Praeitais metais 35% neišlaikė, kaip manot, ar šis procentas šiais metais didės? Sunku pasakyti, jeigu reiktų spėti, tai spėčiau, kad tikriausiai taip, kažkiek, gal užduotėlės bus gal labiau tokios, kad kažkaip tas atsispindės didesniam išlaikymo procente, bet čia galimai viskas, čia visiškai mano spėjimas.
Gal negalima klausti, bet kiek jums metų? Kodėl negalima klausti, tai jau paklausit. Tai man yra net arba tik 27 metai. Vat jau tiek. Tai, va. Gal gali pamokinti, kaip reikia kirčiuoti. Na, aš nesu ekspertas kirčiavimo, tai kirčiuoju, kaip man atrodo. Ir jo, tai ne, turbūt nelabai. Galit klausyti, kaip aš kalbu ir mokytis iš to, bet nieko gero nebus, jeigu tą darysit, tai geriau taip nedaryti. Gerai. Tas dar follow. Ačiū labai. Gerai, tai kas čia su tais ratais yra, žodžiu? Apsisukimai. Jeigu mes dviračiu, tarkim, nuvažiuotumėm 120 cm atstumą, vat 1,20 m, tai priekinis ratas, kurio va čia yra ilgis, šito yra 1, 2, 2, jisai apsisuktų tada vieną kartą. Ne? Jeigu mes nuvažiuotumėm 240 cm su dviračiu, tokį atstumą, tai tada priekinis ratas apsisuktų 2 kartus. Tai kaip mums apsirašyti apsisukimų skaičių priklausomai nuo nuvažiuoto kelio, mes galim pasimti x-ą, ar ne? X čia metrais yra, ar ne? Aš galvoju, kaip čia geriau. Gerai, pasiemu x-ą ir padalinsiu iš 120 cm, tai būtų 1,2 metro. Tai šitas dalykas, jisai tada reikštų būtent apsisukimų skaičių, ar ne? Šito rato, priekinio, ne? Taip. Po egzamino gal iš karto bus čia sprendžiamos visos užduotys pasitikrint. Turėjom tokią idėją, su kolegė galvojom, kad gal taip ir padarysim, dar yra visokių klaustukų, bet turėjom tokį sumanimą, tai žiūrėsim, informuosim, nežinau, ar kažkur per TikTok, ar per Instagram, ar kažkur, ar ne 60 ratų. Kodėl 60 ratų? Ar čia apsisukimai, ar čia metrai? Nežinau, okei. Tvarkoj, tai čia yra pirmo rato apsisukimų skaičius. Kaip gauti antro rato apsisukimų skaičių? Tai analogiškai, ar ne? Reikia padalinti iš 1,22. Žodžiu, aš tai skaičiuoju, kiek ratai dviračio apsisuka, ten matau apie kitokius ratus, eina kalba komentaruose, nieko baisu. Taip, tai ratų apsisukimai, žodžiu, čia pirmas ratas, čia antras ratas. Tai klausimas yra, kiek turi būti nuvažiuota, kad antras ratas apsisuktų vienu kartu daugiau, ne, pradinis negu galinis. Jo, ačiū labai už follow, jo, aš kažkaip čia susimašiau. Žodžiu, tai kaip pasidaryti lygybę iš tų dalykų? Tai šitas apsisuka mažiau ir mes norim, kad šitas vienu kartu daugiau apsisuktų, tai jeigu mes šito apsisukimus padidinsim vienetu, tai turėsim lygybę tada. Ne, apsisukimų skaičiai tada bus vienodi. Ir lieka paskaičiuoti tada šitą dalyką. Tai, paskaičiuokim. Ir, lygtelė, tai turbūt aš padauginsiu abijos pusės iš 1,2 ir iš 1,22. Tada ta lygtis atrodys 1,22x lygų 1,2x plus ir čia būtų tada sandauga tų dviejų skaičių. Tai gal aš sudauginsiu šitoje vietoje. 1,2 kart 1,22, tai yra 1,464, man rodos. 7,320 minus 7,200, nežinau, pažiūrėsim, ar toks atsakymas. Taip, tai čia tada, kas čia belieka, tai 0,2x, ar ne, jeigu sutrauksim panašiuosius narius, ar ne, meluoju, 0,02x lygų, o tam skaičiui kitoj pusėje. Taip, ir tada tą skaičių reikia dalinti iš 0,02. Tai 1,464 dalijam iš 0,02. Jo, tai x yra 73,2 metro. Atrodo taip.
atrodo taip. Va, kažkur tai buvau pasižymėjęs atsakymą bent jau. Jo. Tai va, pasirodo, dviratis turi nuvažiuoti šitiek ir panašiai ir komentaruose ten buvo paminėta 7320. Tai kažkas į tą pusę. Jo. Ok, tvarkoj, tai susitvarkim turbūt ir galim judėti toliau. Ir toliau, berods 3 paskutiniai uždavinukai. Tai pabandykim juos pasižiūrėti. Vėlgi, jeigu turit kažkokių pasiūlymų arba galit kartu spręsti, tai galit tą ir padaryti. Tvarkoje. Keliu iš 2 skirtingų vietų tuo pačiu laiko momentu viena priešais kitą išėjo Aida ir Rūta. Eidamos pastoviais greičiais jos susitiko po 10 minučių ir jei jos būtų ėjusios tą pačią kryptimį, tai Aida būtų pavijusi Rūtą po 1 valandos. Raskite Aidos ir Rūtos greičių santykį. Tai čia netgi neprašo konkrečiai greičio, bet greičių santykį reikia rasti. Ok, tai kokia yra situacija? Žodžiu, vėl yra kažkoks atstumas tarp 2 kolegių. Ar ne, va čia būtų kažkur tai Aida, čia būtų Rūta. Va. Ir ką mes žinom? Eidamos pastoviais greičiais jos susitiko po 10 minučių. Ok, po 10 minučių. Taip, ir jeigu jos būtų ėjusios tą pačią kryptimį, tai Aida būtų pavijusi Rūtą po 1 valandos. Gerai, tai galim apsirašyti šitą sakinį, kad eidamos pastoviais greičiais susitiko po 10 minučių. Tai ką tai reiškia? Tai jeigu aš visą šitą kelią pasižymiu vėl kažkokią raidę, tikriausiai S, tai tada tas nueitas kelias S, kas tai būtų, galim spręsti uždavinų kareliai su minutėm, galim verstis į valandas. Gerai, tai aš tada laikysiu, čia imsiu 10 minučių ir čia 1 valandą imsiu kaip 60 minučių visur. Tvarkoj, tai gerai, tai gal čia man dar reikia daugiau išsives dalykų, tai yra Aidos greitis dar kažkoks pastovus ir yra Rūtos kažkoks greitis pastovus, mes ne vieno nežinom. Ir tada nueitas kelio žodžiu, ar ne, tai eina Aida, jinai savo greičiu eina, ar ne, V Aidos, ir jinai eina 10 minučių. Ne, tai jinai nueina kažkokį kelią, bet tai dar nebūtų visas kelias S, tai būtų kažkoks gabaliukas to kelio. Tai dar čia reiktų pridėti tą gabaliuką, kurį nueina Rūta, ar ne, tai V Rūtos kart tas pats laikas 10 minučių. Va. Tai kažkokia lygybė, ar ne, kažką gal padarysim su ją, gal ir ne. Taip, ir galim žiūrėti toliau. Tai buvo dar sakinių, tai sako, jei jos būtų ėjusios tą pačią kryptimį, tai Aida būtų pavijusi Rūtą po 1 valandos. Tai šitam sakinyje iš karto jau yra kaip ir užkoduota, kad Aidos greitis yra greitesnis negu Rūtos, ar ne? Nes Aida jinai pasivytų Rūtą, jeigu jos eitų į tą pačią pusę, ar ne? Tai vadinasi, Aidos greitis turėtų būti didesnis. Jei tokį parašytum 3 daly, tai taškelį kokį duotų, sunku pasakyti. Čia 4 taškai. Žinokit, baisu kažką sakyti, bet tikrai nedaugiau negu 1, bent jau aš taip spėčiau, 1 gal galimai, bet gali būti, kad ir ne. Ok. Nors, ką žinau, šiaip yra paikslėlis kažkoks, yra lygtis, gal ir duotų. Ok. Tvarko, tai tada kitas sakinys, ar ne? Dabar jos abi eina į tą pačią pusę. Aida eina šitaip, Rūta eina toliau tenais, irgi į tą pusę. Ir Aida kažkada pasivys Rūtą, ar ne? Kažkada irgi eina ir pasivėja, tarkim, šitam taške. Ne? Tai ką tai reiškia? Tai va čia šitą atstumą aš pažymėsiu kokį nors, net nežinau, x, tarkim. Ir ką mes tada galim pasirašyti? Galima pasirašyti, kad pavyzdžiui Aida tuomet kelia S plus X, ar ne, Aida nuėjo visą S gabaliuką ir dar tą, kurį Rūta buvo nuėjus. Tai S plus X tai būtų Aidos greitis kart laikas.
Ne, vat pasakyta, kad po 1 valandos jinai pasiveja rūtą, nu tai būtų kart 60. Ne, vat dar viena kažkokia lygybė ir tada, na, panašiai galima ir rūtai parašyti, ar ne, lygybę. Tai jinai nuėjo tą savo kelią X, jinai ėjo savo greičiu ir ėjo, na, tą patį laiką. 60 minučių. Va. Na tai aš bent jau taip spręšiu šitą uždavinuką, na čia kaip ir tokios 3 lygybės buvo galima realiai šitas 2 įdėti vieną, tai aš tą padarysiu dabar, bet na aš tikiuosi, kad aišku, iš kur aš jas čia parašiau apskritai. Gerai, taip, tai na, mes čia turim išreikštą x iš karto, tai tam, kad atkristų vienas nežinomasis, tai aš tą x įsistatysiu vietoj čionais, ar ne, ir iš karto tada vat, iš tų 2 lygybių turėsim, kad s plus rūtos greitis kart 60 lygu aidos greitis kart 60. Ne? Nu va, ir šitoje vietoje tada mes galim s išsireikšti. S tai būtų, na, iš karto rašau gal taip, 60 kart aidos greitis minus 60 kart rūtos greitis. Net tiesiog persikėliau narį į kitą pusę. Ir dabar mes galim susilyginti tikriausiai. Ir ne, vat galim šitą išraišką susilyginti su šita. Ir jau tenai tada nebeliks nei x, nei s ir bus tiesiog greičiai. Ir iš ten turbūt kažkaip išvartysim ir tą greičių santykį. Tai bandau rašyti. Taip, tai rašau gal patogiau. Čia bus 10 aidos greitis plus 10 rūtos greitis lygu 60 aidos greitis minus 60 rūtos greitis. Ir ką čia mums reikia apskaičiuoti? Na, klausimas buvo, raskit aidos ir rūtos greičių santykį. Na, tai, na, turbūt vat tokį dalyką reiktų. Aidos greitis padalintas iš rūtos greičio. Tai jo, tai dėl to aš turbūt parašysiu taip. Jeigu sutrauksim čia panašiuosius narius, tai bus 50 aidos greičių lygu 70 rūtos greičių. Ne? Ir dabar, na, ką čia belieka padaryti? Galim padalinti abi pusės iš rūtos greičio, ar ne, kad jau artėtumėm prie to, ką reikia paskaičiuoti. Tai bus 50 VA dalinta iš VR lygu 70. Ir padalinkim iš 50. Tada, ar ne, ir turėsim grinai tai, ką norim turėti. Tai aidos greitis padalinta iš rūtos greičio lygu 70/50, na, kas yra 7/5 arba 1 sveikas ir 2/5. Tai čia ir būtų atsakymas turbūt, jo. Nežinau, kaip jūs jaučiatės. Taip labai ramiai komentarų sekcija primo ir na, turim atsakymą. Nežinau, jei kažkas norėtų kažko paklausti, gali tą padaryti. Vėlgi, iš karto pasakysiu, kad čia nebūtinai yra pats efektyviausias sprendimas ir panašiai. Aš tiesiog pasakoju, kaip man pačiam atrodo, kaip būtų galima spręsti, bet galima gal vietoj ten 3 lygčių 2 pasidaryti, gal kažkaip, gal 1. Geras paaiškinimas, ačiū labai. Sunkiai šitas. Nu, jau čia sunkesni uždaviniai, kuriuos aš kėliau, dar 2 liko berods. Kaip dažnai streamus darau? Jeigu viskas gerai, tai trečiadieniais 17 val. Ir šeštadieniais 19 ir kartais sekmadieniais dar 19. Šiek tiek sudėtinga pasirašyti tą sistemą, šiaip pats sprendimas neatrodo sunkus. Nu jo, tai vat kažkaip reikia, na bent jau aš mėgstu nusipiešti tą paveikslėlį, kažkokį įsivest raidžių keletą, na geriausia ne per daug raidžių įsivest, kad nebūtų blogai. Tai turi dar kokius 5 streamus mane egzui paruošti. Nu, aš siūlyčiau ir ne tik be streamų dar kažką pasižiūrėti, nes, na, statyti viską ant streamo irgi yra stipru, rizikinga. Nu, žodžiu. Gerai, tai tvarkoju su šituo, ar ne? Ir judam toliau. Ir toliau uždavinys, na nežinau, kiek jisai čia sunkesnis už aną, bet toksai.
dviejų irkluotojų greičiai stovinčiame vandenyje yra lygus. Ačiū už follow. Ir jie treniruojasi taip. Jonas iš bazės nuplaukia 5 km upe prieš srovę ir grįžta atgal į ją. O Domas iš kitos bazės nuplaukia 5 km ežero, tai yra stovinčiame vandenyje, ir grįžta atgal į ją. Kuris irkluotojas sugaišta mažiau laiko treniruotei? Va, ir Stickman Fire 25 serviruoja įkvepiančių žodžius, sako, nesijaudinkit, visi pranoksim savo lūkesčius. Tai va, tai su tokiu požiūriu ir judėkim tada. Jo, nu va, čia žmonėm, kuriem svarbus vėjo pasipriešinimas ir panašiai, yra pasakyta, nekreipkite dėmesio į laiką sugaištą apsigrėžiant, nes, čia reikia įsivaizduoti, kaip maždaug nuplaukė ir visiškai netiek neužtrunkė su ten, nežinau, su ta valtim, kas čia yra, ar ne, pala, ir klotų jo, tai su valtim atgal apsigręš, netiek neužtrunkė iš karto plaukė atgal. Jo, okei. Tvarkoj. Tai ką galim pasidaryti čionais, ar ne? Nu tai vėl, yra žodžių bazė. Ar ne, yra bazė kažkokia ir yra dvi situacijos. Tai iš tos bazės galima plaukti, šiaip dvi bazės yra. Aha, jo, tai iš vienos yra plaukiama upe, vat Jonas plaukia upe, tai reiškia jam yra vandens pasipriešinimas, o Domas, jisai plaukia ežerų, kur vanduo, stovi nejudėdamas. Tai reikia vertinti, kuris, sugaišta mažiau laiko treniruoti, kaip ten pasakyta. Tai, pabandykime vertinti tada Jono laiką, ar ne? Tai kas yra laikas? Laikas jeigu greitis yra pastovus, tai yra, kelias padalintas iš greičio, ar ne? Tai kaip yra su Jonu? Jisai 5 km plaukia upę prieš srovę ir grįžta atgal ją. Ok. Taip, ir gal dar vienas dalykas prieš tai pačioj pradžioj pasakyta, kad tų dviejų irkluotojų greičiai vandenyje yra lygus, ar ne? Tai vadinasi, naudosim tik tai vieną V, ar ne? Tai čia bus ir Jono, ir Domo greičiai. Vienas ir tas pats greitis. Tvarko, ir tada, ko čia dar prireiks, tai turbūt upės srovės greičio, tai parašysiu V, nežinau, VS, ar geriau VU rašyti. Srovė ar upė? Rašysiu S. Va. Dar kažkas gali netyčia pagalvoti, kad čia 5 yra. bet taip negalvoti. Tai ačiū labai už follow. Gerai, tai čia upės srovės. Tai gerai, tada žodžiu laikas, ar ne? Tai Jonas plaukia į priekį. Ačiū dar labai už follow. Tai jisai nuplaukia 5 km ir jisai plaukia savo greičiu V, bet jisai plaukia prieš srovę. Ar ne, tai jeigu plaukia prieš srovę, tai reikia tada minusuoti srovės greitį jam čionais, ar ne? Tada čia gaunasi toksai jo greitis. Jo, tai čia yra tik tai į priekį, bet jisai, kai grįžta atgal, tai natūralu, kad jis tada, su srove kartu, palei srovę, ar ne, ir kloja. Tai būtų tas pats kilometražas, 5 km, padalinta iš jo greičio ir dabar jau plus srovės greitis, tai čia yra laikas, nežinau, T1, ar gal net ne T1, geriau pažymėti kažkaip TJ, Jono laikas. Ir komentaruose matau, sako, Domas mažiau sugaišta. Ok, pažiūrėsim, ar tikrai taip, pažiūrėsim. Nes pasikabina prie katerio ir partempia. Galimai gali būti ir taip. Bet parašyta nekreipt į laiką atgal. Parašyta, kad reikia nekreipti dėmesio į laiką sugaištą apsigręžiant, ar ne? Tai apsigręžiant reiškia apsukti valtį į kitą pusę tikriausiai, ar ne? Tai čia nėra grįžimo laikas, čia tas valties pasukimas į kitą pusę. Va. Gerai, tai čia yra Jono laikas, kaip yra su Domo laiku. Tai T Domo būtų lygu. Jisai plaukia 5 km ežerų, ar ne? Tai yra tie patys 5 km. Ir nėra jokios srovės greičio, yra tik tai, Domo irklavimo greitis.
Ir jisai plaukia į priekį ir plaukia atgal, tai nieks pas jį nesiskiria. Na va, tai šitą galima nesunkiai sudėti, čia yra 10 padalinta iš V. Šitą aukščiau irgi galima bandyti sudėti. Ne, galima bendrą vardiklį, pavyzdžiui. Ne, ir koks tada tas bendras vardiklis, na, tai yra sandauga, ar ne, va šitų dviejų vardiklių. O viršuje tada na, šitą reiktų dauginti iš V plus Vs, šitą reiktų dauginti iš V minus Vs. Tai būtų tada kas būtų? 5V plus 5Vs plus 5V ir minus 5Vs. Jo. Ir kas čia gero nutiko? Išsiprastino srovės greičiai viršuje. Tai na, tas nėra blogai. Tai šitą dar galima iš tikrųjų gražiau pasirašyti. Čia yra 10V padalinta iš, čia yra kvadratų skirtumas. Jeigu mes vardiklį atsiskliaustumėm, čia būtų V kvadratu minus Vs kvadratu. Na va. Tai dabar klausimas, kas yra daugiau. Ar domo greitis, ar jono greitis, ar ne? Tai vienas gavosi toksai, kitas gavosi toksai. Šiaip šitą uždavinuką teko turbūt ir anksčiau pasižiūrėti, tai būtent šitą. Tai galima čia būtų bandyti pasimti tiesiog kažkokius konkrečius skaičius vietoj V, vietoj Vs, įsistatyti ir pasižiūrėti. Ne, bet jeigu norėtumėm parodyti pilnai su tom raidėm, tai vienas iš būdų galėtų būti toksai. Pasimkim 10V padalinta iš V kvadratu minus Vs kvadratu, tai yra jono sugaištas laikas, o čia pasimsiu 10 padalinta iš V domo sugaištas laikas. Ir mes norim išsiaiškinti, ar tai būtų daugiau, ar tai būtų mažiau, kaip yra. Tai mes kol kas nežinom, aš čia tokį klaustuką savo pasižymėsiu, bet įsivaizduokim, kad čia yra vienas iš tų variantų, arba daugiau, arba mažiau, ir taip spręskim toliau. Tai ką aš siūlyčiau padaryti? Aš siūlyčiau padauginti abi pusės tada iš V padalinti iš 10, tam, kad čia pasidarytų vienetukas. Ir tada, kas nutiktų? Kairiai pusiai tada 10 susiprastintų ir būtų V kvadratas dalinta iš V kvadratas minus Vs kvadratas. Vis dar neaišku, kaip čia yra, bet čia yra vienas. Ne? Ir dabar galim pagalvoti, va šitas dalykas, ar jis yra daugiau už vienetą ar mažiau už vienetą, ar ne, iš tokios išraiškos pakankamai negali matytis. Čia yra kažkoks V kvadratas ir mes tą V kvadratą dalijam iš V kvadratas minus dar srovės kvadratas. Va. Tai, šiaip reiktų paminėti turbūt, kad tas V jis turi būti daugiau už srovės greitį, ar ne, kad valtis paplauktų iš viso. Tai V kvadratas irgi turbūt yra daugiau negu srovės kvadratas. Nerijus sako, raidė niekada nebus daugiau už skaičių. Ok. Raidė po savim gali slėpti skaičių. Tai, čia gilu, žinokit, Nerijau čia. Taip, ir, kaip yra, tai šitas dalykas yra, didesnis skaičius negu šitas, ir jie abu yra teigiami, šitas yra teigiamas ir šitas yra teigiamas. Tai, jeigu mes didesnį skaičių dalinam iš mažesnio skaičiaus, kad ir kokie jie būtų, ar ne, tai mes gaunam skaičių, kuris yra, be jokios abejonės daugiau už vienetą, ar ne, turint omeny, kad jie abu yra teigiami. Tai dėl to, vadinasi, ir čia buvo tokia nelygybė, nes šitas dalykas jisai tikrai nebuvo neigiamas, kai aš čia dauginau, greitis yra teigiamas, čia yra daugiau už nulį. Tai vadinasi, ką mes gavom, tai šitas yra daugiau už šitą, kitaip sakant, jono laikas yra daugiau už domo laiką. Tai klausimas buvo, kas sugaišo mažiau laiko, berods toksai klausimas buvo. Tai domas, jo, atsakymas. Domas. Ir viskas. Šiaip galima spręsti dar ir kitaip, galima, pavyzdžiui, šitą dalinti šito ir žiūrėti, ar gausi skaičius didesnis už vienetą ar mažesnis už vienetą, ar pagal tai spręsti. Tai turbūt taip.
Jei nepaslaptis, ką studijavai baigęs mokyklą, neplanuoji tapti mokytoju, nes cool mokytus. Net į pamokas būtų įdomu eiti pas tokį mokytoją. Ačiū labai, ačiū labai. Bent jau kol kas mokytoju neplanuoju būti. Studijavau Vilniaus universitete matematiką ir matematikos taikymus, dar po to matematiką ir šiek tiek dar mokiausi Pietų Karolinos universitete. Ten irgi buvo matematika. Jo, tai daug matematikos žodžiu. Ir, dėl mokytojo niekada neskūne, nežinau, norėčiau dar pratęsti toliau studijas, tai bus matyti gal kada nors, jo. Ok, tai toks uždavinukas ir, nežinau, jeigu viskas gerai su juo, tai judam toliau. Ir toliau yra paskutinis uždavinys šiandien. Ir šita sąlyga, nežinau, man tokia labai stipri vien skaitant ją, tai pasižiūrėkim. Dviratininką važiuojantį plentu, kas 4,5 km aplenkia maršrutinis autobusas, o kas 9 minutės dviratininkas susitinka su iš priekio atvažiuojančiu maršrutiniu autobusu. Apskaičiuokite dviratininko greitį, jeigu maršrutiniai autobusai ir viena ir kita kryptimi kursuoja kas 12 minučių ir važiuoja vienodu greičiu. Tai va. tai tiek, toksai uždavinys. Man asmeniškai tai yra pakankamai siaubinga sąlyga, labai daug visko vyksta vienu metu. Ir jo. Kas 12 minučių nesu niekad matęs. Pasirodo būna, bent jau uždavinio sąlygoje. Manau, ne mokytojas, bet dėstytojas. Tai tikrai ačiū labai, Stickman Fire 25. Va. Tai toksai uždavinukas ir 4 taškai, sako, neverti gadinti sveikatos. Įtariu, kad šitie 4 taškai tais laikais galėjo būti labai vertingi, nes, tikrai nėra pats paprasčiausias čia uždavinukas, reikia pamastyti apie dalykus. Ir spręsti vėl galima įvairiais būdais, įvairiai galima pasižymėti dalykus ir panašiai. Tai, čia toks uždavinys, kur reiktų arbatos puodelį turėti prieš save ir nebūtinai, bet gali padėti. Tvarkoj. Tai, aš galiu pabandyti kažkaip papasakoti bent jau, kaip aš įsivaizduoju čia šitą uždavinuką. Sąlygoje kintamųjų, kuriuos skaičiuoti daugiau, o taškų tiek pat, kiek ir už praeitus uždavinius, nesueina kažkaip čia matematika. Tai, kaip sakau, čia nėra iš vieno egzamino paimti uždaviniai, tai yra didelis skirtumas, ar aš paimsiu ten iš 2002 metų uždavinį ar iš 2022 metų uždavinį, tai taškai taškams nėra lygų. Tai šitie 4 taškai gali būti, kad buvo labai vertingi. O tai kam čia ruošit mus už tais uždaviniais, tai, čia yra judėjimo uždaviniai, tai aš nematau, kodėl kažkoks toksai negalėtų būti ir egzamine. Šiaip daugumą naujesnių uždavinių aš esu jau išsprendęs, nežinau, galit mus pasekti YouTube'ai, ten yra daug kas sukelta, vadinasi kanalas taip pat kaip ir čia, Matematikos akademija, tai, nežinau, ieškau iš kitur uždavinukų, kad nesikartotų, tai pasiėmiau tiesiog iš kažkiek senesnių metų, bet, tokie uždaviniai nelabai sensta, nes, tiesiog judėjimo uždavinys ir tiek. Gerai. Tai pabandykim kažką čia pasidėlioti, net nežinau, žodžiu, kokia yra situacija. Tai, yra kelias kažkoks, ar ne, tikrai yra kelias. Ir, čia kaip ir VBE, aš nemanau, kad aš čia ruošiu kažką, aš labiau tiesiog įsijungiau paspręsti ir jeigu tai kažkam gali būti naudinga, tai toks ir pasiruošimas. Egzaminui mokykloje turėtų kaip ir ruošti tikriausiai. Gerai, ir ką mes čia turim? Žodžiu, kažkurioje vietoje reikia užsifiksuoti tą dviratininką, žodžiu, yra kažkur, tarkime, čionais, tuoj, pieštuką reikia pasimti. Yra dviratininkas, žodžiu, kažkur yra dviratininkas. Ir
Ir tarkim, aš paimsiu tokį momentą, kad vat būtent šituo laiko momentu, kaip aš piešiu, jį pasivijo tas maršrutinis autobusas. Ar ne? Nes, vat sako, kas 4,5 kilometro jį vis aplenkia maršrutinis autobusas. Tai aš vat fiksuoju tokį momentą. Vat kažkada tikrai tai bus, kad bus dviratininkas ir čia vat iš abiejų, iš tos pusės jie abu važiuoja ir susilygino. Ir, tarkime, aš kažkaip čia užsifiksuosiu, tarkime, čia, nežinau, 4,5 kilometro, vat aš šitą pažymėsiu. Ir tada kažkur tais gale yra, sakykime, kitas autobusas. Kitas autobusas, va čia nais yra. Ir šitą keliuką aš pažymėsiu S. Ne, tai kaip yra? Dabar kažkoks autobusas susilygino su tuo dviratininku ir tada po dar 4,5 kilometrų, kai dviratininkas nuvažiuos dar šitas autobusas, jisai jį turės pasivyti, ar ne? Nes jį vis pasivėja autobusas kas 4,5 kilometro, ar ne? Tai šitas autobusas, jisai bus jau tada irgi šitoje vietoje. Ne? Tai va aš taip modeliuoju šitą situaciją, nežinau, gal jūs kažkaip kitaip matot, bet, sakykime, taip galima nagrinėti. Ir tada, aš iš čia norėčiau tada užsirašyti kažkokią, nežinau, lygybę. Tai kad aš ją užsirašyčiau, būtų gerai dar įsivest man, nežinau, tegul bus V autobuso, autobusai iš abiejų pusėje vienodų greičių važinės visi, tai čia bus autobuso greitis ir bus V dviratininko, ar ne, du greičiai įsivedam. Gerai. Tai ką tai reiškia, ar ne? Tai dviratininkas važiuos šitą gabaliuką ir per tą patį laiką autobusas, kuris yra už jo, jisai įveiks šitą gabaliuką ir įveiks tą gabaliuką dar. Ne? Tai vadinasi, laikas tas pats yra šitam įvykiui nutikti. Tai autobusas, jisai nuvažiuos savo kelią S ir dar nuvažiuos tos 4,5 kilometro. Ir jisai važiuos savo greičiu V autobuso. Ir čia yra laikas, ar ne? Laikas, per kurį autobusas įveiks šitą kelią. Ir tas laikas bus lygiai toks pat, kaip tas dviratininkas įveiks šitą kelio gabaliuką. Ne? Tai būtų tada 4,5 kilometro. Dviratininkas tiek įveikia, važiuodamas savo greičiu V dviratininko. Va. Tai pirmoji lygybė, pirmoji situacija, kažką užrašiau. Kažką užrašiau. Ir dabar pažiūrėkim kitą situaciją. Dabar iš kitos pusės, ar ne? Iš kitos pusės, nors pala dar galvoju, gal galima dar... gerai, gal tiek to, gal tiesiog nagrinėkim situaciją iš kitos pusės, nes tie autobusai jie iš abiejų pusių važinėja, ar ne? Tai panagrinėkim kitą situaciją vėl. Žodžiu, yra kažkur tais dabar vėl tas dviratininkas, nesvarbu, kur aš jį nupiešiu, galiu ir panašiai čionais, yra dviratininkas. Ir tuomet autobusai, kadangi atvažiuoja ir iš šitos pusės, tai tarkim aš vėl užfiksuoju tą momentą, kur kažkuris autobusas yra lygiai su dviratininku, bet tas autobusas jisai dabar atvažiavo iš šitos pusės, ar ne? Čia galima būtų kažkaip parodyti, kad veiksmas vyksta į tą pusę, čia dabar į kitą pusę. Va. Gerai. Ir tuo metu kažkur yra kitas autobusas, kuris yra nutolęs per kiek jisai čia nutolęs, va čia kažkur yra, tarkime, kitas autobusas. Ir pasakyta, kad kas 9 minutės dviratininkas susitinka su iš priekio atvažiuojančiu maršrutiniu autobusu. Tai vadinasi, po 9 minučių, nuo šito momento, kaip aš nupiešiau, dviratininkas kažkiek pavažiuos, autobusas kažkiek pavažiuos ir po 9 minučių jie, susitiks kažkuriam taške. Ne, tokia situacija, tai ką mes galime iš čia pasirašyti? Taip. Galima pasirašyti turbūt tokį dalyką.
Kadangi autobusai važinėja kas 12 minučių, tai mes galim pasakyti, kad šitą kelią, ne, va tas autobusas, šitas iki čia, iki šitos vietos, jisai atvažiuos per 12 minučių. Ne, nes, kas 12 minučių važiuoja autobusai, tai jeigu čia va, šiuo metu yra šitas autobusas, tai šitas jisai bus toj pačioj vietoj po 12 minučių. Ne, tai va, galima tada kažkaip rašyti taip, kad va, šitas kelias, ar ne, tai yra kas? Tai yra autobuso greitis kart 12 minučių, tai yra va, autobuso greitis kart 12 minučių įveikia šitą kelią, bet šitą kelią mes galim ir kitų būdų apsirašyti. Galima pagalvoti apie tai, kad autobusas važiuos 9 minutės ir dviratininkas važiuos 9 minutės ir jie susitiks tada, ar ne? Tai yra tas pats kaip dviratininko greitis kart 9 minutės plus autobuso greitis kart 9 minutės. Na va. Tai turim tokį dalyką ir iš čia mes jau galim kažką išsimti iš tos lygybės. Tai iš čianais galima pasirašyti, kad 3 autobuso greičiai, tai yra 9 dviratininko greičiai, ar nesutraukiu panašiuosius narius tiesiog. Tai vadinasi, autobuso greitis yra 3 kartus didesnis negu dviračio. Ne, va čia svarbus momentas. Pasirodo, autobusas važiuoja 3 kartus greičiau negu dviratis. Gerai, dabar turim šitą sąryšį, dabar su šituo sąryšiu grįžkim atgal. Tik nusisuk minutę ir jau nebežinai, kur randies. Čia toksai uždavinys, jo, šitas yra reikalus už to. Va, žodžiu, tai gavom šitą esminį tokį sąryšį ir dabar aš su juo grįžtu į tą savo pirmą lygybę. Grįžtu į savo tą pirmą lygybę ir vietoj, gerai, gal ne vietoj šito, vietoj va šito įsistatysiu tiesiog 3 kart V dviratininko. Ir tada ta mano lygtelė, jinai atrodys kitaip, bus S plus 4,5 dalinta iš 3V dviratininkai lygu 4,5 V dviratininko. Va. Ir kas čia dabar yra gerai? Gerai yra tai, kad nuo dviratininko greičio nieks šiandien nepriklauso dabar. Nes aš galiu padauginti viską iš 3 dviratininko greičių ir gausiu, kad S plus 4,5 yra lygu 13,5. Jo. Kokia klasė čia? Nežinau, judėjimo uždaviniai, kurioje ten klasėje priskiriami, bet, uždavinys iš kažkurių metų egzamino. Jo. Va, gerai. Tai iš čia mes galim pasiskaičiuoti, kad tas S yra 9. Tas atstumas S, ar ne, kurį mes žymėjomės, jisai yra 9 kilometrai. Ir tai dar nėra atsakymas, nes mums reikia gauti ką? Mums reikia dviratininko greitį gauti. Taip. Tai aš dar neparašiau iš tikrųjų vienos lygybės šitam uždaviniui. Galiu daugiau pasakyti. Aš nepasinaudau dar tuo, kad autobusas važiuodamas iš šitos pusės į čionais, į šitą tašką, jisai važiuos irgi 12 minučių, nes jam reikia po 12 minučių šitam autobusui būti šitam taške. Ne? Ir ką man tai duoda tuomet? Taip, man tai duoda, kadangi čia dabar jau žinom yra 9 kilometrai, šitoje vietoje S gavom yra 9, tai galim pasiskaičiuoti turbūt autobuso greitį. Ne? Nes 12 minučių, pastebėsiu iš karto, tai yra kiek čia yra 1/5 valandos. Tai vadinasi, autobuso greitis, tai yra, koksai, jisai 9 kilometrus įveikia per 12 minučių. Tai dalinu iš 1/5, kas yra 45 kilometrai per valandą. Tai autobuso greitis yra toksai, o dviratininko greitis yra 3 kartus mažesnis. Ar ne, va iš čionais,
dviratininko greitis yra 1/3 autobuso greičio, dėl to dviratininkas yra 1/3 kart jam 5 ir tai yra 15 km/h ir tai yra viskas. Ačiū labai visiems, ačiū už kantrybę, ačiū už follow, nežinau. Tai čia yra vienas iš galimų sprendimo būdų, galima spręsti įvairiai. Čia aš realiai papasakojau, kaip aš matau tą uždavinį, bet nežinau, žmonės galvoja skirtingai, tai galit pabandyti patys kažkaip išspręsti. Ir jo, tai nežinau, ką daugiau pridurti, kaip jūs jaučiatės, ar nežinau, ar buvo naudinga, ar buvo sunku, ar buvo lengva, ar buvo neįdomu, ar kaip.